Atrask grožio paslaptis su profesionale visažiste Gabrielė Pleskūnaitė. Jos talentu jau pasitikėjo žinomos žvaigždės Irūna Puzaraitė Čeponienė, Simona Nainė ir Marius Jampolskis. Ji prisidėjo prie įspūdingo arenos koncertų bei muzikinių klipų kūrimo. Suspindėk ir tu nepriekaištinga išvaizda. Labas vakaras ETA Plius televizijos žiūrovai. Šio vakaro regiono herojė Vaida Šaulytė. Šios moters pokytis yra unikalus. Ji per 10-metį pakeitė savo gyvenimą. Ji skleidžia ramybę, moteriškumą ir tikrumą. Ji yra moterų kaučerė. Ji kūrė autentišką ryšį su moterimis, yra somatinio darbo praktikė. Jos pagrindinė skleidžiama žinutė – būti savimi. Tai sveika Vaida, pirmiausia noriu pagirti, kaip gražiai atrodai ir teiraujuosi, kaip šiuo metu gyvenat. Labai dėkoju. Aš dabar gyvenu iš tikrųjų labai nuostabiai, jaučiu daug išskleidimo savyje ir savo veikloje. Dabar pas mane vyksta daug kūrybinių procesų, daug perėjimų taip pat, kurie kartais ir gali būti sudėtingi, nes atrodo, kad dabar einu į kažką didesnio, ko aš anksčiau galbūt nebuvau patyrusi. Esate itin moteriška, atvira ir be kaukių, kaip daugelis dabar yra užsidėtas kaukės. Ar augote tokioje šeimoje, ar pati tiesiog tokia tapote, ėmėtės kažkokių tai veiksmų? Tai sakyčiau, kad aš augau šeimoje ir aplinkoje, kur man teko užsidėti kaukės, kur aš nesijaučiau priimta tokia, kokia esu. Ir man iš tikrųjų reikėjo labai daug praktikų ir darbo, kad aš galėčiau išmokti būti savimi. Ir tai tikrai buvo procesas reikalaujantis labai daug. Ir dėl to man ir yra taip svarbu moteriškumas ir ryšys su kūnu, nes augdama aš tą visiškai praradau. Ir pastebėjau, kad tik tada, kai aš atradau savo moteriškumą ir ryšį su savimi, su savo kūnu, aš tada galėjau iš tikrųjų ir suprasti, kas aš esu, ta tikroji aš. Leisiu savo paklausti, kaip pajutote tą, kad turite šeimoje būti užsidėjusi kaukę? Ar jums buvo kažkas sakyta? Ar tiesiog galvojate, kad yra tokie nuostatai ir kitaip būti negali? Tai iš tikrųjų labai dažnai, kai galbūt aš norėdavau daryti tą, ką aš noriu, arba galbūt pasakyti savo tiesą, man būdavo pasakyta, kad tai yra neteisinga, tu taip negali elgtis, tai yra ne tau. Pavyzdžiui, aš labai norėjau eiti muzikos mokyklą, labai norėjau iš tikrųjų susijungti savo kūrybą. Tačiau man mama pasakė, kad tu nesi muzikantė, tu nesi muzikali, niekas iš šeimos taip nedaro. Ir užbrėžė ribas, atrodo, ar ne? Taip, lyg užbrėžė ribas, kad tai aš dabar taip negaliu elgtis. Ir dabar, pavyzdžiui, prieš kelis metus aš atradau muziką ir meilę muziką ir dabar man tai yra labai labai svarbi mano laisvalaikio ir savo išraiškos dalis. Bet pradėjo labai daug laiko, kol iš tikrųjų aš galėjau tai patirti, nes tai buvo taip užspausta. O kaip pajutote, kad galite sau leisti jausti, ar kažkas parekomendavo, patarė, ar pati tiesiog vieną rytą atsikėlėt ir sakot, aš noriu gyventi taip, kaip aš noriu? Tai iš tikrųjų sakyčiau, kad tai buvo visai ilgas procesas, kuris pirmiausiai prasidėjo nuo jogos ir meditacijos. Tai pirmiausiai aš pradėjau eiti jogos praktikas, kurios man padėjo labiau susijungti su savo kūnu, labiau jausti savo kūną. Meditacijos padėjo labiau susivokti savo mintis ir apskritai didinti sąmoningumą, suprasti, kas vyksta mano galvoje ir kaip aš galiu elgtis su tuo, kas ten vyksta. Ir tada aš tiesiog pradėjau eiti įvairius mokymus, įvairius kursus, tiesiog labiau suprasti save ir sužinoti, kas aš esu. Ir tada po truputėlį pradėjau suprasti, atėjo kažkada toks suvokimas, kadgi aš esu, kad mano kūnas man yra labai labai svarbus ir kad aš su juo neturėjau ryšį visą savo gyvenimą. Netgi kai aš dariau meditacijas, aš tiesiog bandžiau neturėti minčių galvoje, bet apie savo kūną tai aš pamiršau. Ir tada kažkaip pradėjau dirbti savo nervų sistemą, aš pradėjau suprasti, kad turiu labai daug nerimo savo kūne ir pradėjau skaityti savo kūno kalbą, suprasti, kokius
ženklus rodo mano kūnas ir kaip aš galiu šituos ženklus reaguoti. Nes bet ką aš supratau, kad mano kūnas kalba visą laiką, kiekviename momente jis duoda kažkokius ženklus. Ir kai aš išmokstu skaityti kūno išmintį ir kūno kalbą, tada aš labai gerai pradedu suprasti, kas iš tikrųjų manyje vyksta ir kokio palaikymo dabar reikia mano kūnui. Ir kai aš tą pradėjau daryti, tada man tiesiog pasidarė žymiai lengviau dirbti ir su savo emocijomis. Kai ateina kažkokios emocijos, aš supratau, kaip su joms sukurti ryšį, kaip, pavyzdžiui, kai ateina baimės. Kai atrodo, kad nes vis tiek kartais, kai aš noriu pasirodyti prieš pasaulį, tai yra baisu. Būti savimi kartais yra baisu. Bet dabar aš, turėdama ryšį savo kūną ir su savo nervų sistema, aš galiu savo kūną nuraminti, aš galiu savo kūnui parodyti, kad taip viskas yra gerai ir tada taip aš galiu eiti ir lipti per savo baimės. O dar grįžtant į pačią pradžią, ar nebuvo baisu žvelgti į savo vidų, nes daugelis žmonių numoja rankas į jogas, į meditacijas, giluminius kvėpavimus, įgilinimas į save, nes bijo susipažinti su tikruoju savimi. Ar jums nebuvo baisu? Taip, tai iš tikrųjų tikrai kažkiek baimės pradžioje buvo ir man tai buvo toks irgi lėtas procesas, kad pradžioje aš tiesiog norėjau turėti mažiau minčių ir turėti tiesiog geresnį tokį fokusą, kad aš galėčiau geriau koncentruotis ir kad taip nesiblaškyčiau savo gyvenime. Tai pirmiausia, tai prasidėjo iš tokios intencijos. Po to tiesiog pradėjau aš daryti galbūt visokius savęs pažinimo testus ir tiesiog aš nejau pradžioje labai giliai į save. Ir tuo pačiu iš tikrųjų aš visą savo gyvenimą, kiek aš prisimenu, turėjau didelį atvirumą ir smalsumą pažinti tiek save, tiek pasaulį. Ir man tiesiog buvo labai įdomu tą padaryti. Kaip sutikau savim, kad ir prieš metus ar tu, ką aš pamačiau savyje, aš nemanau, kad aš būčiau galėjusi tai pamatyti, kad ir prieš 7-8 metus, nes aš tiesiog nebuvau tam pasiruošusi. Aš manau, kad tiesiog reikia pradėti taip lupti kaip svogūną save, taip sluoksnelis po sluoksnelio, pažiūrėti, kur dabar man yra komfortabilu, tiesiog koks būtų tas mažas žingsnelis kitas, į kurį galėčiau eiti ir tada tiesiog po truputėlį mes galime vis daugiau atverti savyje. Jūsų pagrindinis virsmas, jeigu galėčiau tai pasakyti, tęsiasi 10 metį, ar ne? Per 10 metų jūs labai pasikeitėt ir keliavot labai daug, aplankėt didžiąją dalį pasaulio. Kur keliavot ir koks tikslas buvo tų kelionių? Ar atrasti save? Pirmiausiai, aš tiesiog labai norėjau pamatyti pasaulį, labai norėjau išvažiuoti iš Europos, labai norėjau tiesiog sužinoti, kaip gyvena žmonės, kurie yra labai skirtingi negu aš. Norėjau išeiti iš savo komforto zonos ribų ir taip pat tiesiog tame atrasti ir save. Ir tai mane lydėjo į tokias vietas kaip Indija, Meksika, Kolumbija ir taip toliau. Ir aš taip pat susiradau nuotolinį darbą. Čia prieš kažkiek metų ir tada, kai aš dirbu nuotoliniu, aš tiesiog tada galėjau laisvai tiesiog gyventi šitose skirtingose šalyse. Ir man tai davė labai daug nuostabių patirčių. Iš tikrųjų, iš kiekvienos šalies, iš kiekvienos kultūros pasisėmiau labai daug, nes tai tiesiog man taip pat atvėrė naujus požiūrius į pasaulį ir į save. Nes pavyzdžiui, kai aš gyvenau Tailande, aš labai daug tiesiog susipažinau su tuo, ką reiškia būti bendruomenėje, ką reiškia kurti bendruomeniškumą, kaip gyventi bendruomenėje. Kolumbijoje aš labai daug susipažinau su šamanizmu, su galbūt visą dvasinę jų dalimi ir taip pat su tuo labai šiltu lotynišku gyvenimu. Ir labai aš pati jaučiau, kaip tai man sukūrė daugiau atvirumo savyje, visos šitos kelionės, daugiau atvirumo pažinti ir priimti tiesiog viską, kas yra mano gyvenime ir įvairiausi žmonės, kurie ateina mano kelyje. Kaip reagavo artimieji, kaip dabar jie jūs žvelgia?
Tai iš tikrųjų, tai mano tėvams buvo labai sunku priimti, kad aš taip noriu išvažiuoti. Na tiesiog vis tiek mano mamai tai atrodė baisu. Baisu, kad aš dabar važiuoju kažkur, kad aš dabar važiuoju viena taip pat į kitą pasaulio kraštą, jeigu kas nors atsitiks. Mamos rūpesčiai. Taip, mamos rūpesčiai. Tai iš tikrųjų aš pritarimų negavau iš tėvų. Bet norėjot, ar ne? Aš tikrai norėjau pritarimų ir tikrai negauti pritarimo iš tėvų tikrai yra sudėtinga. Ir aš to pritarimo iš tikrųjų negavau irgi augant. Ir tai tikrai man, tai irgi buvo priežastis, dėl ko man buvo pirmiausiai sunku būti savimi. Nes aš tiesiog, nes tai, kas aš esu, tiesiog nebuvo priimta. Tada su laiku mano tėvai šiek tiek priprato, kad negali manęs pakeisti, nes tiesiog pradžioje gal buvo noras kontroliuoti mane, noras tiesiog, kad aš eičiau tuo keliu, kuriuo jie nori, kad eičiau. Bet su laiku tiesiog vis tiek atėjo supratimas, kad galbūt kažkiek, kad galbūt man šitas kelias atneša ir naudos. Ir tada tos kovos jose atsirado gerokai mažiau. Dar iš tikrųjų jos buvo iki pat galo, bet tikrai jos sumažėjo. Mūsų kartos, moteris, manau, daug kas užaugo tokiose šeimose, bet daugelis jų vis dar ir lieka tos mažos, susigūžusios, nes joms sakė taip tėvai. Jūs kuriat moteriškas bendruomenės. Kokios ateina moteris pas jūs? Ką jos sako? Taip, tai iš tikrųjų ateina moteris dažnai dėl to, nes tiesiog jos suprato, kad jos nori kitaip. Kad taip, kaip dabar gyvena, jiems netinka, kad jos nebenori daugiau būti tokios susigūžusios ir gyventi pagal tai, kaip joms pasakė tėvai. Ir jos supranta, kad jeigu tu nori įeiti į kažkokią savo tą tikresnę versiją, yra labai labai svarbu ryšys ir bendrystė. Nes tai iš tikrųjų nėra lengvas kelias ir jeigu mes bandome šitą kelią daryti vienos, tai tikrai gali būti sudėtinga. Aš manau, yra labai svarbu būti tarp moterų, kurios iš tikrųjų tave mato ir supranta. Ir kurios iš tikrųjų gali priimti tave tokia, kokia tu esi. Nes dažnai galbūt moteris dabar netgi neturi tų draugių, kurios suprastų jas ir priimtų. Todėl ir jos ateina to priėmimo jausmo, to priklausimo jausmo. Ir iš tikrųjų aš pastebiu, kad dažnai pradžioje joms yra labai sunku kurti ryšį su savo kūnu. Nes kaip tiek man, tiek kitoms moterims dažnai tas kūnas tiesiog, galbūt buvo toks parodytas, kad tai yra nesvarbu, kad tiesiog yra viskas apie galvą, apie tiesiog veikimą iš galvos ir apie mąstymą, o kas yra po kaklu, tai yra nesvarbu. Tai iš tikrųjų vienas iš svarbiausių pirminių žingsnių, ką aš darau su moterimis, tai yra padedu joms sukurti ryšį su savo kūnu, tiesiog jį pažinti ir tiesiog įsimylėti savo kūną, jį priimti toks, koks jis yra. O ką reiškia priimti savo kūną? Dabar gal klauso mus kokia tai moteris irgi gal jaučiasi ne visai savo kailyje arba norėtų būti kitokia, jaučia, kad gali būti kitokia ir nepažįsta savo kūną. Kaip pažinti tą savo kūną? Ką tai reiškia iš esmės? Visų pirma, aš manau, kad pažinti savo kūną reiškia visų pirma sustoti, sulėtėti, tiesiog leisti savo įkvėpti savo kūną. Ką reiškia? Vienas iš pačių pradinių žingsnių tiesiog susijungti savo kvėpavimu. Kaip pavyzdžiui mano kūnas reaguoja, kai aš dabar giliau ir lėčiau iškvėpiu? Kaip mano kūnas dabar galbūt atsipalaiduoja? Ir tiesiog pradėti nuo kvėpavimo ir tada po truputėlį, kai mes
su kvėpavimu tiesiog sulėtiname save, mes galime tada atrasti daugiau saugumo savo kūne, nes mes labai dažnai, taip pat moteris, kai mes bėgam ir skubam, mes nesijaučiam saugios tiesiog sulėtėti ir būti su savimi ir su savo kūnu. O tam tikrojo ryšio skūrimui savo kūnu yra labai labai svarbus sulėtėjimas. Tai tiesiog galime galbūt užsimerkti, iškvėpti kelis kartus ir tada pajausti, kas yra dabar gyva mano kūne. Tiesiog galbūt yra, tarkim, kažkokia įtampa krūtinės srityje, o galbūt jaučiama kažką savo rankose, tiesiog pajaučiama, kokie pojūčiai yra mūsų kūne. Tiesiog tada pabūname su tais pojūčiais, galbūt kokie 30 sekundžių ir tada po truputėlį mes galime taip pradėti atverti vis daugiau ir daugiau pojūčių. Nes irgi, ką aš pastebėjau, kad dažnai, kai mes tik pradedame, tie pojūčiai, jie taip pat būna ganėtinai užspausti ir mums yra sunku pajausti. Bet kuo mes daugiau praktikuojame, bet pirmą galbūt pradedant nuo, kad ir minutės praktikos, tuo mes daugiau galime ir tų pojūčių atverti. Esate somatinio darbo praktikė, kas tai yra išvertus į paprastą mūsų buitinę kalbą? Taip, tai iš tikrųjų man somatinis darbas yra tiesiog darbas su kūnu ir ryšio su kūnu kūrimas. Tai yra tiesiog įimas giliai į savo kūną ir pajautimas, kas ten yra gyva ir mokymasis skaityti savo kūno išmintį, savo kūno kalbą, dirbti su savo emocijomis. Tai sakyčiau, šitie yra pagrindiniai dalykai. Tai ką jūs dabar minėjot prieš tai apie susipažinimą su savo kūnu, ar moteris gali tai namuose atlikti, ar reikia ateiti kažkokias tai praktikas, seminarus ir su jūsų kaip praktikės pagalba pažinti save? Taip, tai tikrai galima pradėti ir pačiai, ir namuose, kaip minėjau, kad ir tokia, kad kvėpavimo trumpa praktika, savo pojūčių pajutimo praktika galima daryti ir pačios vienos. Tačiau, jeigu mes esame su žmogumi, kuris tai išmano, mes galime iš tikrųjų eiti žymiai giliau, nes vis tiek, jeigu mes norime eiti giliai, tam reikia vedimo, tam reikia, kad kas nors mus vestų. Ir taip pat aš tą pastebėjau, kad jeigu mes esame su kitu žmogumi, kuris kaip mums laiko erdvę, kuris mus palaiko šitame procese, tai kūnui suteikia daug daugiau saugumo jausmo eiti taip pat giliau. Tai mes iš tikrųjų galime žymiai daugiau dalykų pradirbti, jeigu mes tiesiog esame su žmogumi, kuris yra su mumis šitame procese. Taip pat gilinatės ir į autentišką ryšį savo bendruomenėje su moterimi, kaip tai vyksta ir kas tai yra? Autentiškas ryšys yra tokia praktika, kur mes mokomės būti savimi su kitu. Labai dažnai, kai mes esame ryšyje su kitu žmogumi, yra tiesiog labai sunku būti savimi. Kaukės užsidedame kažkokias, ar ne? Mes užsidedame kaukės, taip pat dažnai dėl visokių vaikystėje įvykusių įvykių mums tiesiog sunku pasakyti savo tiesą, mes kalbame taip, lyg mes norėtumėme kitiems įtikti. Ir tiesiog bandome pasirodyti, kad mumis priimtų, kad tik tai mumis priimtų. Ir tai yra labai labai dažnas dalykas, ypač tarp moterų, ir tai taip pat yra dėl to, nes mums galbūt kartais sunku netgi jausti savo vertę, jaustis vertingos, negi būti savimi. Ir tokios praktikos mums parodo, kad mes galime būti priimtos tokios, kokios mes esame. Ir šiuose praktikose taip pat yra labai svarbus ryšys su kūnu. Tai ką mes visų pirma darome, tai per pirmą dalį mes tiesiog einame į kūną, į save, tiesiog pajaučiame save ir kas yra gyva mumyse. Tiesiog suprantame, kas aš esu dabar, ką reiškia būti manimi dabar. Ir tada bandome iš tos vietos sutikti kitą moterį. Ir čia iš tikrųjų yra labai svarbus pažeidžiamumas. Ir labai dažnai mes einame iš komforto zonos ribų. Nes mes dažnai galbūt
dalinamės tokiais dalykais, kuriais mes anksčiau niekada nesame dalinusios netgi su pačiais artimiausiais žmonėmis, o čia dažnai moteris net nepažįsta gerai viena kitos. Bet ryšys yra labai stiprus. Taip, ryšys yra labai stiprus, nes būtent šitų praktikų metu, kai mes pasirodome viena su kita, susijungusi su savim, su savo kūnu ir tiesiog atskleidžiama, ką reiškia būti manimi dabar, tada tas ryšys atsiranda iš to tikrumo. O kai ryšys atsiranda iš to tikrumo, tada jis yra žymiai gilesnis ir tvirtesnis. Nes mes tada sutinkame su ta tikrąja viena kita. Ir tai labai dažnai iš tikrųjų taip pat suteikia labai daug emocijų moterims, moteris apsiverkia ir pajaučia labai daug meilės viena kitai, nors kartais tiesiog tai gali būti 5 minučių praktika, bet per tą 5 minučių praktiką iš tikrųjų gali veikti labai labai daug. Kokios patirtis buvo pas jūs, gal kokį pavyzdį ir mūsų klausytojams duosite, kokia moteris gal pakeitė savo gyvenimą kardinaliai, ar tai buvo? Taip, tai iš tikrųjų, man ateina tokia viena moteris, kuri, atėjusi pas mane, jinai labai nepasitikėjo savimi, labai nepasitikėjo savo verte, turėjo labai daug idėjų, ką ji nori daryti į pasaulį, kaip ji nori reikštis, kokią veiklą kurti. Tačiau jinai galvoja, kad niekam tai neįdomu, kad niekam tai nereikia, kad tiesiog jinai nėra pakankama tą daryti. Nuvertino save. Taip, labai nuvertino save. Ir tada tiesiog tai vyko grupinėse praktikose. Jinai labai daug iš kitų moterų gavo tiesiog paliudijimo, kad ji yra vertinga. Labai daug tiesiog jinai gavo, galbūt pirmą kartą gyvenime, jinai gavo iš kitų žmonių tą tikrąjį priėmimo jausmą. Nes būtent šitų praktikų metu ji pasijautė iš tikrųjų priimta tokia, kokia ji yra. O jos aplinkoje tiesiog žmonės jos anksčiau nepriėmė, jinai visai galvoja, kad turi kažkaip pasirodyti. Bet tada, kai jinai suprato, kad jinai gali būti priimta tokia, kokia yra, tada ir jos pačios tiesiog, jinai pasijautė vertinga eiti į pasaulį. Aš iš tikrųjų dažnai dirbu su moterimis, kurios nori kurti dalykus, kurios galbūt turi kažkokias idėjas ir nori iš to kurti kažkokią veiklą, tačiau labai savim nepasitikė. Ir čia iš tikrųjų man yra didelė prasmė, nes labai dažnai jos tiesiog anksčiau darė dalykus, kurie tiesiog, galbūt buvo visiškai ne jos, kur buvo galbūt pasakyta tėvų ar kažkas tokio. Ir tada, kai jos nori padėti eiti į tai, kas joms iš tikrųjų labiausiai rūpi, jos tiesiog jaučia labai daug baimės ir nepasitikėjimo savimi. Ir čia iš tikrųjų per šitas ryšio praktikas, per kūno praktikas, jos atranda kūne saugumą. Tada, kai atranda kūne saugumą, tada jos jaučia žymiai mažiau nerimo. Kai jos jaučia žymiai mažiau nerimo, tada ir tų visokių minčių kritiškų galvoje yra mažiau. Ir tada tiesiog jos jaučiasi savyje žymiai saugiau į pasaulį, bet tuo metu, tuo pačiu, jos žino per šitas praktikas, jos supranta, kad kiti žmonės jas priims ir tie klientai jas priims ir kad ji yra jau pasiruošusi eiti ir tiesiog kurti savo svajonių gyvenimą. Kokį galėtumėte duoti patarimą moteriai, kuri nori pažinti save, bet nedrįsta žengti šio žingsnio? Taip, tai visų pirma, aš noriu pasakyti, kad tavo baimė, ji yra labai normali ir labai daug moterų ją priima. Tai manau, visų pirma, yra svarbu priimti irgi pačiai tą savo baimę, nes dažnai mes lyginame su kitais. Kad čia kaip jinai daro, kodėl aš negaliu. Tai vienas iš svarbiausių, sakyčiau, žingsnių, jeigu mes norime eiti giliau į save ir iš tikrųjų jausti savim pasitikinti, tai yra priimti save.
Tai priimti ir ne tik save, kai aš esu pačioj geriausiai savo būseną, bet ir priimti savo baimės, savo pyktį, visas savo dalis, kurios galbūt yra netgi sudėtingos. Tai manau, tai yra pirmasis žingsnis, tai yra mokytis priimti save ir mokytis priimti savo emocijas ir tai, ką galbūt irgi mano kūnas man rodo. Tai jeigu, tarkim, aš negi pajaučiu pyktį, dabar, nebandyti kažkaip jo nustumti ar kaltinti to pykčio, bet tiesiog pajausti šitą pyktį. Leisti jam būti. Ir leisti jam būti. Ir vien iš to gali iš tikrųjų atsirasti didelis paviršis. Tai sakyčiau, kad pradėti nuo to. Nuostabu jūsų klausytis ir kaip svarbu žinoti mums moterims, kad mes galime pasikeisti ir galime būti mes tikros, tokios, kokios mes esame. Tradiciškai dar savo pašnekovams užduodu klausimą, kas jums yra regiono herojus? Regiono herojai yra visi tie žmonės, kurie eina drąsiai ir kuria savo svajonę Šiauliuose, kur iš tikrųjų galbūt turi kažkokią idėją ir ją implementuoja šitame mieste. Taip pat sakyčiau, aš visada, kai einu per auksinį berniuką, aš kažkaip man jis atrodo toks herojus. Jis man kažkaip primena galbūt siekti savo svajones, jis man toks ženklas, tokios šviesos, tokio pasitikėjimo, drąsos ir tokios didybės. Tai aš sakyčiau, auksinis berniukas, man labai kyla. Kokia graži mintis, iš tikrųjų dar neteko niekad taip girdėti ir pati net nebuvau pagalvojusi, bet mintis tikrai, manau, dabar kai pati praeisiu, apie tai ir pagalvosiu. Kalbant ir apie vietą, užsiminėte auksinį berniuką, bet gal yra ir kita Šiauliuose, kuri yra jums pati mylimiausia, mėgstamiausia? Tai sakyčiau, galbūt Talšos ežeras. Visai šalia. Tai visai šalia, ypač prie Lapės ir aš ten iš tikrųjų praleidžiu ganėtinai daug laiko ir tiesiog labai džiugu matyti, kaip ši Šiaulių vieta yra sutvarkyta, kiek ten daug tiesiog veiksmo vyksta žmonių, šeimų ir tiesiog man labai patinka vanduo, tai tiesiog labai gera ten atsisėsti ir tiesiog stebėti žmones ir tiesiog matyti, kaip gražiai šitas miestas susitvarkė. Siunčiate išties labai šiltą žinutę, esate ypatingai maloni, unikali ir taip sugebėjote pasikeisti. Jeigu jums duotų kas burtų lazdelę, kokią suteiktumėte Šiaulių miestui? Tai visų pirma labai dėkoju už tokius gražius žodžius. Ir, iš tikrųjų tai norėčiau, kad Šiauliuose žmonės tiesiog jaustų daugiau drąsos būti savimi. Kad jie suprastų, kad jie yra priimti tokie, kokie yra ir kad jų norai ir svajonės yra labai laukiami. Kad jeigu kad Šiauliuose žmonės, jeigu jie turi kažką, ką jie nori padaryti, kad jeigu kažkas jiems kyla, kad jie galėtų tą eiti ir daryti. Tiesiog norėtųsi, kad šiame mieste būtų dar daugiau kūrybos, dar daugiau tiesiog unikalių žmonių su unikaliomis idėjomis, kurie drąsiai eina ir daro šitas idėjas. Mums reikia mažiau galvoti, ką apie mus pagalvos kiti, o tiesiog daryti tai, ką mes norim, kaip jausimės geriausiai. Ačiū, kad žiūrėjote. Primenu, kad visus laidų pakartojimus rasite etaplius.tv, o po šios laidos bent viena iš jūsų tikrai pažvelgs į save. Būkime drąsios, būkime savimi.